Sakykit, Edgarai, ar nepavargote nuo tokių tarybos posėdžių, kur reikia aiškinti teisės aktus merų? Tikrai sunku ir sudėtinga, reikia daug ruoštis ir kartais pavargsti ir nežinai, kovoji kaip su vien malūnais, bet tikiuosi žmonės įvertins tai ir pamatys ir nedarys klaidų sekančiuose rinkimuose. Turbūt opozicija vieninga ir stovi dabar tikrai už žmonių interesus ir mes kovojam, kad Pagėgiškiai jaustųsi saugus, gyventų sveikai ir netrukdytų kiti valdžios priimami sprendimai jiems gyventi. O kartais sunku, be abejo, yra sunku, nes pagrindinis opozicijos lyderis, bet ir tam ir buvau išrinktas, kad turbūt atstovėti savo poziciją. Kaip manot, kaip etikos komisijos pirmininkas, ar turėsite darbą? Tai jau darbą jau turime, aš perskaičiau šiandien ir vardinau per posėdį, taigi yra pavedimas gautas iš Vyriausios tarnybos etikos komisijos apsvarstyti mero veiksmus, jau yra darbo ir, kiek žinau, po šio posėdžio gali gimti dar vienas pranešimas, tai jau darbo yra. Čia nesusijęs su paskutiniu klausimu? Susijęs dėl Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrų ir jūsų pasisakymų, kur neįžeidinėjo tarybos narys jumis. Ačiū. Tai turėsim tikrai. Gerai, ačiū už palaikymą.